Ho, 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 sveiki draugai, tai sveikinuos šį kartą iš nuostabios žiemos, tai su daug sniego ir šaltukų. Tai šiandien keliausime į mišką ir kepsime ėriuko galvą. Taip pat pasiliksiu per naktį, žada -10 laipsnių, reikia pastatyti pavėsinę ir nesušalti. Tai kaip seksis, kviečiu žiūrėti, bet prieš tai paspauskit laiką, galite suprenumeruoti. Be galo džiaugsis naujais Contribui rėmėjais, video prašymė yra nuoroda ir keliaujam nuotykius gamtoje. Nuo sniego tai apie 20 cm čia laukuos, miške gal daugiau bus. Jo, nedaug nuėjau pusę kilometro, bet jau širdis pumpuoja kraują, nėra vis dėlto lengva per tokį sniegą. Tai dabar keliausim, vieną upę reiks kirsti. Nežinau, kokia ši situacija bus. Aišku, tikriausiai nebus sušalus, nes ir čia per laukus jau tai nebuvo dirba sušalus pelkė. Tai vos koja neįkišau. Reiks kažkaip keliauti. Kaip gražu. Kiek sniego. Nu dabar berods 4 laipsniai. Kiek žiūrėjau, kol saulė šviečia, tai viskas puikiai. Nu, priėjau upelį. Čia toks mažiukas. Bet matau, ne tik aš mėgstu, bet ir žvėris mėgsta tą kelią. Kažkur čia praėjimas yra toks seklesnis. O mano akmuo apsemtas. Tiksliau apledėjęs. O ten mano akmuo. Kaip čia reiks praeiti. Nes viskas dabar slidu. Opapa. Jo. Ten vienas medis yra. Ir čia yra, bet to medžio lipti. Nu, yra tas medis čia, bet reikia ilgos kartės, nes jeigu eis per tą sniegą, tai neišsilaikysi ir nukrisi. Reikia išsikirsti kažkokią šaką ir bandyti per tą medį eiti. Kito varianto nėra, tik ilgesnį kartą reikia susirasti. Nu perėjau, atrodo. Nebuvo lengva. Šiek tiek reikėjo pasisukinėti. Bet šiaip, jeigu koja dėdi stačiai, statmenai tam rastui, nėra labai lengva nuslysti. Bet visada reikia būti atsargiai per tokius einant. Dar vienas upelis manęs toks laukia nedidelis. Tai nežinau, praeisiu, nepraeisiu. Reiks kažką irgi kombinuoti. Gerai, keliaujame. Svarbiausia tylu. Nors garnys kažkur čia praskrido, biškį parėkavo. Nu, pasaka. Miško pasaka. O čia visokių yra daug pelkynų. Ir kai užsnigė, neaišku, kaip čia praeiti. Čia va irgi matos, kad tikrai vanduo yra, bet čia neįsmuksiu tą koją. Labai neaišku. Atrodo, praėjau. Baisiausia yra, kad kai eini užlipti ant šakos arba medžio ir tu ant jo nuslysti nieko negali padaryti.
Šernų praknisinėjimai. Panašu. Nusileidau. Dabar šitą upelį praeit. Dabar į viršų vėl. Na, čia keli kilometrai, bet ėjimas tai žiauriai smagus. Nu, į viršų lipant sunkiau apvirst, neįleidžiantis. Nu, užlipau. Dabar atrodo normaliai turėtų būti. Kažkur grybauju. Ratais einu kaip visada. Ten pasukau. Čia tokias lazdynas, tai tie lazdynai dar pusivelnių. Nėra žabakštynų, dar švarus miškas. Suprantu, kur aš esu. Čia ar nu pėdsakai seku. Tas tai mažas, kiaurai praeina. Man su kuprinė. Buvau čia iš pradžių radęs be šito briedžio. Tai briedžio normaliai ėjus. Negaliu patikėti, kad mano eglės nuvirtusios dvi. Čia miegojau aną savaitę, tai dvi eglės nuvirtusios. Jo, atrodo vėjo ir nebuvo, gal koks sniegas čia. Nu, man gal dar geriau. O čia mano liktai buvo čia vieta. Tuoj pažiūrės, buvo palikęs šitų. Jo, va mano eglišakiai. Įkelis aš kaip atrodė prieš savaitę ir dabar sugalvot, kaip čia nakvynę pasidaryti, nes aną kartą buvau nuo šito iki šito pasidaręs, o dabar jau neaišku, kaip čia reiks. Tai reikia dabar ruoštis po truputį. Na, žiūrėsim. Beržai kol kas dega. Laužas dega, tai galva, kurią turiu avies, tai pasiūdžiau namie, tai pagrindinė druska, prieskoniai. Ir dabar mausim ar ant pagalio, arba ant iešmo ir kepsim virš ugnies. Nežinau, ar labai gera idėja, labai ilgai galvojau, kaip čia kepti.
Esu kiaulę galvą kepęs, tai folijai. Nu jau temsta, tai dabar dar irgi statysiu tokią pavisinę šiokią tokią. Liktais naiguliuoja po truputį. Bet nėra dar šalta. Kai darbuojas, tai pakankamai normaliai. Truputėlį per aukštai mąstau. Pusę 5, truputis naiguliuoja. Aš praktiškai jau pasistačiau viską. Pavisinę turiu šiokią tokią. Nu ir galvą skrudinu. Nu čia ilgas procesas, turbūt 2-3 valandas čia kepsiu. Nu, dabar pavarčiau iš visų pusių. Dar liko pakaušį gerai pakaitint. Bus galima valgyti. Šiaip lengviausias būdas galvą tai yra išvirti. Bet aš kažkaip nenorėjau virti, galvoju katilą tempti. Tai galvoju pasidarysiu paprastai ant pagalių, primityviai. Daugiau vargo, bet užtat kažkas įdomiau. Jau reiks traukt, gerai apskrudo. Jeigu ką mažais gabaliukais pabaigsiu kepti. Taip atrodo iškepus avies galva, tai dabar mėsinėsim. Nu čia atrodo iškepę. O skonis geras. Sakyčiau, toks tarpinis tarp rūkytos ir keptos. Žinau, akis irgi valgomos. Nupasak, skanu.
nuo 8. Tai dar kokį valandą turbūt pakimarinsiu ir reiks miegotai. Šiaip nėra šalta, kaip ir diena turbūt buvo kokie 3-4 laipsnių šalčio. Beveik 10 valandų. Tylu, ramu miške. Tai keliausim miegot. Užteks jau čia be kimarint. Kol kas atrodo nėra šalta, bet bent prie laužo. Toliau buvau nuėjęs, irgi nelabai jautėsi. Tai paryčiais gal šals labiau. Miegojau tradiciškai, tai papačia glišakiai, dar nuo ano karto, kilimėlis, miegmaišis, miegmaišio apvalkalas. Iš viršaus buvau apsidengęs paliapinsiausti. Tai šį kartą buvau ne visai gerai pasiklojęs, ar čia sniegas, tai šiek tiek naktį slidinėjau. Bet visumoj buvo gerai. Gal tik tai kojas paryčiais pradėjo taip pat vėsu, bet ir šalčių turbūt daugiau yra. Nebuvo gerai užsikamšęs, tai va, miegmaišis suledėjęs, bet viduje šilta. Naktį kelis kartus girdėjau, kad kažkas krebždėjo, tai mažu vaikščioju per sniegą, labai gerai girdisi, kaip žvėris eina, bet neatėjo, matyt, laužas dar ruseno, smirdėjo, nelabai patiko jiems. Žodžiu, reikia smegenis patekt. Iš bėdos smegenis galim valgyti, aišku. Bet reikia daugiau prieskonių. Esu vaikystėje kiaulienos smegenų valgęs tai su svogūnais. Visai skaniai svogūnai, druska berods. O čia tokie vos druskelė jaučias. Tai, bet išgyvenimui visko reikia išbandyti. Šiaip galva apskritai yra su vaikais gerai valgyti. Anatomiją pažint, kaulų struktūrą. Aš tada su vaikais važiuoju, mes valgom. Tai visus kaulus parodau, papasakoju. Labai gera edukacija. Nuo šalčio yra, nes valgau ir
Valgau ir jaučiu, kaip šąla. Va, kaip atrodo smegenys. Nu va. Nu ką, keliauju į civilizaciją, man koks dabar apie 10 km, bet eisiu turbūt daugiau, nes jau autobusą visi man išvažiavo. Nu vėl skardžiai, reikia atsargiai leistis, nes dažnai būna pataikai ant šakos ir nuslysti. Nu va, mano upė. O kiek prisnigus. Vakar viską buvau nuvalęs. Šiandien vėl užsidėjo. Nu, svarbu, mano pagalys yra. Tai keliausim. Nu va, praėjau upę. Tai dabar tik tai kalniuką nedėlį lipti. Nu va, išlindau iš miško. Jo, sninga stipriai. Tai man dabar apie 15 gal 20 km. Tiksliai nežiūrėjau, telefonas išsikrovė ir sudrėko ir nenori pasikrauti. Tai jau nežinau, kaip nepamatuosiu. Nu ką, aš nebefilmuosiu jau, eisiu žvyrkeliu. Tai ačiū draugai, kad buvot. Paspauskit laiką, kas nepaspaudėt. Galite suprenumeruot. Reikia tikėtis, kad žiema nesibaigs. Ir susitiksim dar. Man žiema pats nuostabiausias metas stovyklaut. Taigi, iki kitų susitikimų. Ate.